Vaikščiodamas Paulas po turgų, ieškojo gėlių puokštės, norėjo išsirinkti kuo gražesnę, juk šiandien jo seseriai 30 metų sukako, o aš dar nevedęs, o ir kelis vaikučius turi, pagalvojo vaikinas. Jo žvilgsnį patraukė baltos rožės, kurių buvo primerkta į kibirėlius, jų baltumas tiesiog iš tolo traukė akį. Priėjęs artin pažvelgė į pardavėją, kuris sėdėjo ant mažos kėdutės, susidėjusių koją ant kojos. Jos akis dengė tamsūs sakiniai, o šalia ištiesęs letenas tupėjo šuo. Jo veislė nebuvo galima apsirikti, tai Sibiro laika, baltai pilkšvų kailių, šviesiai pilkomis ausimis. Paulas pasisveikino. Labą dieną, jūsų rožės pačios gražiausios, norėčiau, kad padarytumėte man puokštę. Pirmasis į pirkėją sureagavo šuo, kilstelėjo snukį, jau iš tolo puostydamas ir vėl ramiai nuleidęs galvą, pasidėjo ją ant letenų. Pardavėja nusiėmusi akinius nuo saulės, užkišo juos už plaukų virš galvos, nusišypsojusi pasisveikino. Sveiki, sveiki, tikrai mano rožės nuostabios ir tikrai iš jų jums padarysiu gražią puokštę. Jos akys buvo žydros, plaukai šviesūs, ilgi ir garbanoti. Mergina buvo kokių 25 ir gan daili, apsirengusi pusilgę rožinę suknelę ant petnešėlių. Ant kaklo, tarp iškilios krūtinės, kabėjo ant grandinėlės pakabintas mažas kryželis. Jūsų žmonai tikiuosi patiks ši puokštė, tarė dėliodama gėlės. Kad aš nevedęs, panelė, atsakė Paulas. Seseriai perku gimtadienio progą. Oi, atleiskit, seseriai tikrai turėtų patikti, atsakė nuraudusi mergina. Pritariu, šios rožės dar nuostabesnės jūsų rankose, nužvelgęs merginą atsakė vaikinas. Ar galiu paglostyti jūsų sargą? Gražus jūsų augintinis. Jis sena, bet rami. Vis tiek nesiūlyčiau jos glostyti. Tai mano geriausia draugė. Ji visa ten, kur aš, lydi mane, bet kur beeičiau. Jos vardas Kerė. Padavusi Paulų rožių puokštę, paglostė savo draugę. Ši kilstelėjo snukį, aplaišydama šeimininkės pirštus. Ačiū, tikrai nuostabi puokštė. Rožių grožės kaip ir jūsų, žėrė komplimentus vaikinas. Ačiū, ačiū. Gal pasilaikykite komplimentus kitoms merginams, pasakė mergina, bet vaikinas jai patiko. Atrodė toks džentelmenas, tvarkingai apsirengęs ir simpatiškas. Rožių baltumas lyg jūsų marškinių, pridūrė mergina, šyptelėjusi nuleido akis. Paulas jautė, kad ji net laiko jo žvilgsnio. Reiškia, aš jau jai patinku, pamanė jis. Gal kokį dienelį išgersit kavos puodelį su manimi, paklausė jis. Ar jūs kviečiat mane jau į pasimatymą? Juk mane net nepažįstat, vėl nuraudo merginos skruostai. Juk štai kiek laiko aš stoju ir bendrauju su jumis, na nebent jūs ištekėjusiu. Ar turite mylimą, jį paklausė vaikinas. Neturiu, bet ir nevaikštu į pasimatymus, neturiu laiko. Dirbu, nuo ryto iki vakaro, bet ačiū už kvietimą. Gal jums draugė palaikys kita gėlių pardavėja, atsakė mergina. Tai gal bent vardą galiu sužinoti, nenusileido Paulas. Kam jums jis? Na gerai, Andžela, linktelėjo galvo mergina, atmesdama garbonų sruogą, užkišdama ją už ausies kraštelio. Labai miela susipažinti, aš Paulas, prisistatė vaikinas. Man taip pat malonu, atsakė nusišypsojusi įkyriam pirkėjui. Tai aš jau eisiu. Gero jums vakaro ir linksmos jūsų seseriai šventės, palinkėjo Andžela. Ačiū, ačiū, jums linkiu išparduoti visas rožės, iki sekančio karto, iki pasimatymo. Gal vėl kada ateisiu pirkti gėlių? Iki malonaus, atsisveikino mergina, palydėdama akimis nueinantį vaikiną. Paglostė šalia tupinčią draugę ir vėl paslėpus akis po akiniais atsisėdo ant kėdutės. Po savaitės Andžela jau iš tolo pamatė ateinantį Paulą, kuris žingsniavo tiesiai link jos. Ką tik nustojo lyti, buvo šilta vasaros diena, iš po debesų bandė nusišypsoti saulė, o visai netoliese baloje turškėsi mažas žvirblelis, rūpestingai kėderdamas savo plunksnas. Labas, labas. Kaip jūsų sesers šventė, kaip nuotaikos, ar patiko gėlės? Pasisveikinusi Andžela ėmė klausinėti vaikiną. Sveika gražioji baltų rožių fėja, šventė nuostabi, nuotaikos irgi. Ir be abejo, gėlės patiko, buvo pačios gražiausios iš visų gėlių jūros, kurios tą vakarą gavo mano sesuo, atsakė linksmai Paulas. Vėl ketinate pirkti gėlės? Nusimato šventė? Paklausė mergina. Išrinkit 10 jums gražiausių rožių, mįslingai šypsojosi vaikinas.
Prašom, išrinkusi padavė mergina. Čia jums ir labai norėčiau, kad šį kartą neatsisakytumėte išgerti arbatos su manimi. Prašau, man jūs tikrai patinkat. Na, dar ir jūsų draugė Kerė. Matot, ne tik jūsų, bet ir šuns vardą pamenu. Vaikino balsas buvo mielas, žodžiai nuoširdus. Jo rankos ištiesė gėlės. Andžela nuraudo, pasimetusi nežinojo, ką atsakyti. Pažvelgė į Kerę, lyg klausdama, ką daryti. Bet kalytė tupėjo savo ramiai, net neatsisuko į šeimininkę. Žvirblio maudynės baloje jai buvo įdomesnės. Ačiū, Paulai. Aš irgi pamenu jūsų vardą, tik turiu jūs nuvilti. Kaip minėjau, daug dirbu, neturiu nei minutėlės laisvo laiko, atsakė vis dar pasimetusi Andžela. Juk vėlyvą vakarą jūs būnate laisva, galim nueiti į restoraną, nenusileido vaikinas. Į restoranus aš nevaikštau. Gal ačiū, bet gal kaip nors pamiršite mane. Atleiskit, atsiprašė ji. Ne tai ne, atsiduso vaikinas. Dar šiek tiek pakalbinęs merginą, Paulas paliko ramybėje, tačiau po kelių dienų jis vėl sugrįžo. Negalėjo jos užmiršti. Buvo iš tų vaikinų, kurie netaip jau greitai pasiduoda. Sveika, Andžela. Labas, Paulai, atsakė mergina ir negalėjo patikėti vaikino ryžtingumu. Na ir užsispyręs, pamanė ji. Pasakiau, kad ne, bet jis ir vėl čia. Na ir kas toliau, klausė jis save. Perko gėlės, visas tavo rožės, nuskambėjo ryžtingai Paulo žodžiai. Kaip visas? Kam tau reik? Juk čia gal 500 bus, pasakė nustebusi. Man reikia, nesvarbu. Suskaičiuok, sumoku ir nešu į automobilį, atsakė rimtu balsu, o lūpose žaidė mažytė šypsenėlė. Kai visos rožės atsidūrė automobilyje, Paulas tarė, o dabar rožių fėja, tu laisva ir turi daug laisvo laiko. Dar tik vidurdienis, kviečiu tave pietų. Ištiesė ranką merginai. Andžela papurtė galvą, nežinojo, ką ir sakyti, bet jos ranka atsidūrė jo delne. Spustelėjo, tardamas. Tai ime? Matau, kad šį kartą neturiu pasirinkimo. Šaunu, problema išspręsta. Vesdamasis link automobilio, pasakė jis. Pietaudami Andžela su Paulu kalbėjo ir daugiau sužinojo apie vienas kitą. Mergina skundėsi, kad prekiaudama gėlėmis vos išgyvena, nuomodamasi butą. Su tėvais nekaip sutarė, tai jų pagalbos neprašo. Paulas prisistatė kaip profesionalus fotografas, turintis savo studiją. Išėję iš kavinės abu įsėdo automobilį. Kerė įsitaisė šalia merginos, nes ant galinės sėdynės iki pat lubų buvo pilna rožių. Jei nepaslaptis, kur dėsi šitie gėlių, paklausė Andžela. Jei tu nieko prieš, norėčiau tau parodyti savo studiją, kur dirbu, tuo pačiu man padėsi sunešti gėlės. Ten ir sugalvosiu, kaip jas panaudoti prasmingai. Sutinki? Gerai, sudominai, važiuojam, nusišypsojo mergina. Privažiavę kelių aukštų pastatą, Paulas su mergina nešė gėlės į studiją. Šuo linksmas bėgiojo tai pirmyn, tai atgal, negalėdamas atsidžiaugti, kad nereikės šiandien tupėti visą dieną turguje. Aprodė studiją, Paulas paprašė merginos, kad padėtų nuskinti rožių pumpurus nuo kotų. Nesuprantu, ką tu veiksi su tais pumpurais, stebėjusi mergina. Pamatysi, aš juk menininkas, nusijuokė vaikinas. Po kurio laiko darbas buvo baigtas. Paulas žiedus dėliojo vieną prie kito ant raudonos kiliminės dangos, kuri buvo ištiesta po visą studiją. Andžela stebėjo darbą ir jau suprato, kad vaikinas iš žiedų išdėliojo didelę širdį, kurios viduryje paliko nediduką ratą, neapdengęs pumpurais. O ką dėsi viduryje? Paklausė jis smalsiai. Tave. Puikiai nuotrauka turėtų šyti, tu graži, manau fotogeniška ir šiandien, kai tyčia esi apsivilkusi šią ilgą žalsvą suknelę. Šio kūrinio viduryje tu atrodysi pritrenkiančiai. Merginos nuostabiai atsakęs Paulas, uždegė studijoje visas lempas, paprašęs Andželos atsargiai eiti ir atsisėsti į pačios širdies vidurį. Po kelių dienų, kai Andžela baigė darbą, Paulas įkalbėjo trumpam užsukti į studiją. Norėjo parodyti jai savo kūrinį. Nuotrauka buvo įrėminta į dailius rėmus, atrodė lyg didelis paveikslas, pakabintas ant sienos, vos įžengus į studiją. Andžela nuotraukai atrodė labai graži, kad net pati stebėjusi. Atrodė, ji lyg būtų baltos rožės kotas, kuris laikė širdies ašį, sudėliota kruopščiai iš gėlių pumpurų. Nuostabu, tu tikras menininkas, aikčiojo mergina. Ačiū, bet tavęs aš nebūčiau to padaręs.
Tu mano mūza, o šis kūrinys puikus todėl, kad nuostabi tu mano rožių pardavėja, atsakė apkabindamas jos liemenį. Andžela krūptelėjo, pajutus jo artumą ir atsitraukė. Kodėl bėgi nuo mane, nesuprato vaikinas, netikėtų jos elgesio pasikeitimo. Atleisk. Išbėgusi iš studijos pasileido laiptai žemyn. Kur tu? Palauk, parvešiu, kas nutiko? Sušuko, tačiau išėjęs į lauką, kol užrakino duris, Paulas merginos nerado. Nesuprato, ką jis netai pasakė. Juk negalėjo merginą supykti vien tik dėl to, kad ją šebelinį apkabinau, mąstė jis. Kitą dieną, užsukęs į turgų pas Andželą, vaikinas taip ir neįsiaiškino, kodėl sumišusi lėkte išbėgo studijos, bet jį pažadėjo savaitgalį surasti vieną laisvą dienelę, nes Paulas pasiūlė paiškilauti gamtoje. Išaušus sekmadienio rytui, mergina ruošėsi iškilai. Įsikepė pyragą, susitepė sumuštinius, pasiėmė pledą, pasitiesti ant žolės. Apsistojo prie nediduko ežero, abu maudėsi, užkandžiavo. Kerė irgi džiaugėsi iškilos malonumais ir plaukiojo ežere. Važiuodamas atgal, Paulas įsuko į miško keliuką. Kur mes važiuojam? Paklausė smalsiai Andžela. Kai ką įdomu sugalvojau, atsakė šypsodamas vaikinas. Koks paslaptingas tu? Atsakė mergina. Išlipęs iš automobilio, Paulas jau žinojo, kur jie eina. Pažvelk, juk čia nuostabi vieta fotosesijai. Samanų plotelės dengė nediduką kalnelį, kurį supo eglių ratas, saulės spinduliai šį plotą apšvietė taip ryškiai, kad negalėjo prilygti jokiam studijos apšvietimui. Ar vėl žadi mane fotografuoti? Paklausė nustebusi Andžela. Atspėjai, bet turiu prašymą. Noriu tave nufotografuoti ant šio kalniuko su tavo šunimi, bet noriu, kad nusirengtum nuoga ir žadu už tai gerai sumokėti. Minėjai, kad tau reik pinigų, sunkiai pragyveni, galėčiau tau padėti finansiškai. Bet argi tu priimsi pagalbą? Tai štai, aš ir sugalvojau, kaip tau papildomai užsidirbus. Matai, apie šią fotosesiją jau senokai mąsčiau ir būčiau samdęs kitą modelį, bet kai tave pažinau, manau, tu idealiai tam tinki, išdėstė pasiūlymą vaikinas. Oho, pasiūlymas. Net nežinau, ką ir galvoti, sutrikusi ir nuraudusi, atsakė Andžela. Nuoga, čia miške. O jei aš tave gėdiuosi, tu nepagalvojai? O jei kas čia užklysė, visą tai pamatys? Manai, aš sutiksiu? Apipylė vaikiną klausimais. Aš nežinau, tik pasiūliau. Išėmęs nemenką pinigų sumą iš kišenės, padavė merginai. Čia užmokestis kaip modeliui, jeigu kartais sugalvotum priimti šį pasiūlymą. Andželai tikrai labai reikėjo šių pinigų. Ilgai nesvaršiusi, apsisprendė. Gerai, sutinku, bet kol nusirengsiu, būk malonus, nespoksok, o po to galėsiu tau pozuoti, kaip tik liepsi. Paulas liepė merginai su Kerė atsigulti ant samanų patalo. Andžela turėjo apsikabinti savo keturkojį. Po šio kadro Kerė tupėjo šalia medžio, o mergina buvo apkabinusi medžio kamieną. Trečiajam kadro vaikinas liepė vėl atsigulti ant samanų. Išdėliojo samanas ant merginos intimių vietų, šis veiksmas jam buvo maloniausias. Fotografuodamas samanas tarpais išdėliodavo kitą padėtimi, mažesniais ar didesniais ploteliais. Merginos kūnas buvo tikrai tobulas. Ji nei karto nepažvelgė jam į akis, tik tarpais nurausdavo skruostai, kai vaikino pirštai prisiliesdavo prie jos kūno. Paula traukė merginą, kai jis ėmė nesivaldyti net. Kerės lampinėjo kažkur už medžių, vaikinas padėjęs fotoaparatą į šalį, pasilinkė prie tuo metu užsimerkusios Andželos ir pabučiavo ją į lūpas. Jie atsimerkė ir pabandė atsikelti, bet vaikinas suėmė jos rankas, prispausdamas jas prie žemės taip stipriai, kad jos jėgos atstumti užgulusį vaikiną nebuvo lygios. Paulas ėmė sunkiai kvėpuoti, jų akis gal akimirkai susitiko. Andžela atrodė pikta ir sumišusi. Ką tu darai, Kerė? Vos spėjo sušukti mergina, kai jos lūpas užspaudė vaikino delnas. Andželos akys įsiplėtė, o Paulas jau gčiavo jos krūtinę. Mergina pajuto, kai vaikinas įsiskverbė į ją. Jis duso iš malonumo, vos keletas judesių ir viskas buvo baigta. Po to jis pasitraukė į šoną, atsiguldamas šalia. Merginos veidų rydėjo ašaros. Netarusi nei žodžio, atsistojusi, pasėmė savo rūbus, pašaukė šunį ir pasileido bėgti gilyn į mišką. Paulas pasijuto kaltas, kad nesusivaldė, bet mergina jam taip patiko, kad jautėsi net įsimylėjęs. Atleisk, nesusivaldžiau, nebėg, parvešiu, tu pasiklysi,
sušuko nubėgančiai Andželai, bet ji jau negirdėjo, pradingo tarp medžių kaip šešėlis. Ilgai Paulas vaikščio po mišką, šaukdamas merginą ir vis keiksnojo save už savo silpnumą. Vakariais atvažiavęs prie jos namų, tiksliai nežinojo, kurio laiptinė mergina gyveno, o tuo labiau nežinojo namų adreso. Kitą dieną ir sekančią Andželos nerado net turguje. Aplinkinės prekiaujančios moterys irgi nieko nežinojo apie merginą. Sakė, kad ji nebuvo net pasirodžiusi. Mergina tiesiog išnyko lyg dūmas. Vaikinas pergyveno, nežinodamas, kaip ją surasti. Praėjus savaitei, Paulas studijoje žiūrėjo nuotraukas, kurios buvo įspūdingos, meniškos ir nepakartojimas. Bet kur ta mergina pradingo? Tikrai iškvailas, įskaudinau ją. Ji to nenorėjo, stūmė mane. Negalėjau sustoti. Taip jam besvarstant, po durimis kažkas sukrebždėjo. Prieėjęs rado pakištą laišką. Atidarius duris, už jų nieko nebuvo. Laiškas buvo nuo Andželos, kuri tuo pat metu stovėjo už durų, pasislėpusi už sienos ir verkė. Ji juk pamilo Paulą. Vaikinas tuo metu skaitė jos laišką. Paulai, žinau, kad tau nuo pat pradžių kilo daug klausimų dėl mane. Norėjau tau pasakyti, kai ką anksčiau, bet neradau tinkamos progos. Tai, kas įvyko miške, tai tu pats kaltas. Jei nebūtų man uždengęs lūpų, būčiau spėjus pasakyti ir tave sulaikyti. Tačiau nepalikai tada man jokios galimybės pasakyti, kad neliestų mane, nes sergu AIDS. Pinigų reikėjo mano gydymui, todėl aš sutikau nusirengti, bet matau, kad padariau nepataisomą klaidą. Nekaltino tave, kas įvyko, bet tu pats paskelbėjai savo nuosprendį. Išvykstu kitą miestą, kad netektų daugiau niekada sutikti tavo žvilgsnio. Laikas praleistas su tavimi, man buvo geriausi vaistai, tik man labai gaila, kad viskas taip išėjo. Atleisk ir dėkui už viską, sudie, tavo fėja. Paulai laiškas iškrito iš rankų, jis susėmė už galvos, sušūkdamas, o Dieve! Vaikinas studijoje rymojo per visą naktį, keikdamas save ir likimą. Rankose laikydamas jos nuotraukas, kurių dalis mėtėsi įsibarsti ant grindų, priėjęs pažvelgė pro langą ir suriko, velniop viską, ėmė daužyti viską, ką tik papuolė jam po ranka.